Sveiki gyvi. Na, kaip sakyt, gan retai rodau soją savo. Nu, šiuo metu jinai atrodo šitaip. Su žolėm šiaip sunkiai pavyko susikontroliuoti, bet vat. Soja Lisko veislė, kanadietiška. Sėta čia yra gan vėlai. Sėta yra gegužės 13 su Vaderštat tempo. Tai jeigu taip labai gerai įsižiūrėjus, tai trupučiuką matosi tokios. Vat, gal čia iš šono, sakykim, vagutės šiek tiek. Na, šiemet sojai tikrai buvo labai pavasaris ir vasara, tarp kitko, labai nepalanki. Jau galvojau iš viso, kad tos sojas nieko gero pas mane čia jos nebus. Jau tikrai buvau nusivylęs visiškai. Na, bet dabar kol kas truputėlį viskas priklausys nuo rudens. Jeigu labai ruduo staigiai neatvės, tai dar kažkas užaugs. Nes ankščių tikrai yra nemažai užmėgstų. Dar ir netgi, jeigu tai pasižiūrėjus, viršūnėlėse va yra neseniai ką tik tai nužydėję žiedeliai, bet aišku, jau iš tų tai čia jau nieko nebus, nereikia svaigti. Sojos tie žiedai tokie ir yra, jie labai neišvaizdus nieko. Va, čia va matosi, va net ankštarėlėse va pajudinau ir nukrito šitas va. Va, o toliau visos ankštys va tokios va yra ir tik tai tie, kada grūdai nepilnai užsipildė, dar trūksta. Iki laimės, na, soja, sakykime, aukštumą įvairiai yra, kažkur tai apie 80-90 cm plius minus. Tai, kaip minėjau, pavasarį buvo gan šalta ir soja užpuolė tokia muselė vadinama. Neatsimenu dabar to pavadinimo jos. Bet ta prasme buvo pagriaužti ir daigeliai, patys daigeliai dygstantis žemėj dar. Kirminiukai tokie balti, mažiučiai. Ir tos, kur pažeidė, nesudygo. Ir nors ir sėjau su tempu, gan tiksliai gražiai sudėliojo sėjamoji, bet vis dėlto gamta pakoregavo ir šiek tiek išretino tą soją, bet kaip žiūriu, sakau, ta veislė Lisko, jinai labai šakojasi stipriai ir jeigu tai pasižiūrim, tai praktiškai, nu, atrodo, kad čia tas tankumas tikrai yra gan neblogas, sakyčiau, ir viskas čia su ta soja būtų gerai. Sakau, jeigu tik tai gaila netrauti. Jeigu taip pasižiūrėtų jos tos ankštys nuo pat žemės iki pat viršaus, jų tikrai yra nemažai. Tik jos dar, kaip ir sakiau, nėra užpildytos. Tai va, įdomu, ką gamta leis toliau tai sojai. Va, yra kai kurie, čia technologinė, sakykime, numinta buvo gal, sakykime. Tai, vat nepavyko su usnim sukovoti. Vienintelis registruotas herbicidas yra korumas. Tai pagal mane liktais litras ar pusantro, dabar tiksliai neatsimenu. Aš tą maksimalią normą ir naudojau, kokia yra leistina. Nu, bet korumas jisai, kaip žinot, usnių neima. Nors ir čia teko pavasarį tą žemę, vien dėl šitų usnių teko suskusti, kad bandyta šiek tiek sunaikinti jas prieš sėją, bet
kaip matot, 100% nepavyko. Nu, kaip, palyginus, tai laukas atrodo ganėtinai normaliai, tos usnės minimaliai, sakykim, trukdo tai sojai, nors soja tikrai jinai nemėgsta konkurentų, bet šita veislė tikrai yra gan matosi gera. Kaip ir reikės bandyti, jeigu pavyks pasilikti sėklos jos ir bandyti sėti kitais metais, kadangi čia yra, jeigu neklystu, C2 ar C1 ar C2, tiksliai neatsimenu. Reiktų pasižiūrėti, sertifikatas yra. Prekiauja, tai ten čekų kompanija tokia yra. O pirkau per Kęstutį Svečiulį, kuris lygiai taip pat irgi augina soją ir šią veislę augina. Buvo dvi veislės. Ana veislė buvo prastesnė. Daigumas buvo prastesnė žymiai anos, tai pasiėmiau aš Lisko, bet tikrai nenusivyliau ją. Aš Eriką auginau. Nu, aš daug veislių, jeigu pasižiūrėtume ten mano ankstesnius filmukus apie soją, aš sojos auginau tikrai nemažai veislių. Erika buvo geriausiai man užsirekomendavusi, bet dabar, pavyzdžiui, šiam momentui, tai man atrodo visoj sojai, kuri buvo auginama Lietuvoje, kurią aš auginau, tai šitą deda per šoną. Nu taip, jeigu būtų pavykę pasisėti, sakykime, anksčiau, bet tai čia jeigu, tai tas, žinot, toks jeigu. Jeigu, kaip sakoma, kiaulį ragus turėtų, tai visus griovius išmaišytų. Bet yra taip, kaip yra. Gamta, nelepino šiemet, tikėkimės, gal kiti metai bus geresni. Biesas žino, tai bandysim gal kitais metais pasėti soją, pasižiūrėti. Kaip, pagal vienus metus niekados negali spręsti, taip pat kaip ir kviečių veislės irgi. Pasiimi, sakykime, kažkokią veislę išbandyti, o jinai pasirodo šiais metais, tau nedavė norimų rezultatų. Bet tai niekados nereikia spręsti pagal vienus metus, tai lygiai tas pats ir apie soją irgi lygiai. Vienodai taip pat turi žiūrėti pagal situaciją. Pasėjai vienus, antrus metus, tada įvertini. Tų bakterijų, sakykime, pas manęs ten jų labai nebuvo daug. Realiai aš tų bakterijų kaip ir nelabai radau pas savęs. Čia norėjau parodyti, pavyzdžiui, kaip įsikrūmijus yra. Dėjęs kai tik 2 rimtas šakas ir kiek anksčių. Jeigu taip suskaičiuoti, tai čia tikrai labai daug. Ir kas svarbiausia, soja, skirtingai negu pupos, jinai karščių nebijo. Nes jos tie lapeliai yra, sakykime, tokie va su pukeliu, jeigu pasižiūrėjot antrą pusę yra. Ir kenkėjai nemėgsta jos, lygiai taip pat ir lygos nelabai mėgsta šitų. Kol kas tokių lygų kažkokių pripažintų sojai, kurios yra Lietuvoje. Tiek Lenkijoje tas pats jau yra, Lenkijoje auginama jau seniai, soja kaip ir neturi tų tokių rimtų kenkėjų. Kaip minėjau, ten tas pavasarinis yra, bet jisai netgi yra ne sojos, o aplamai ankštinių augalų. Tas toksai kenkėjas. Tai va, gal tiek dabar apie tą soją. Nežinau. Jeigu kils klausimų, būtinai klauskit. Pasistengsiu tikrai atsakyti jum. Ką žinau. Ta prasme, aš nesu ten kažkoks sojos specialistas. 2 metus auginau lenkišką. Ten buvo po 5 veislės auginau įvairias. Norėjau atsirinkti, kuri veislė geriausiai tiktų man. Tai va, o šiemet auginau vieną veislę. Paprasčiausiai jau nebenorėjau eksperimentuoti daug.
Nes į taip čia nemažas eksperimentas, man čia 13 hektarų yra pasėta sojos. Sėjau dėl to, kad sudaryti fūrą, jeigu kartais kas, tai kad galėčiau išvežti į Lenkiją, nes Lenkai superka ją be problemų, nors čia aruodė mes planavom kažkaip prasisukti čia vietoj su ta soja, nes čia keletas augintojų mūsų aruodo augina. Bet matysim pagal situaciją, kaip bus, kaip susiklostys. Manau, kad pavyks realizuoti tą soją. Tai va, ačiū visiems už laikus, ačiū, kad prenumeruojat mano kanalą ir ačiū atskiras būtent mano nariam, kurie mane paremia tiesiogiai, sakykime, prenumeruodami mano kanalo narystės. Tad visiems iki sekančio pasimatymo, gerų jums derlių ir ate.